Kaip? Nu, ne visai Julija, pagal pasą ne Julija. Ai, supratau. Nu, man tiesiog sakė, kad čia Julija. Tai sakykite, jūs dabar iš kito telefono, jis gal geriau skamba. Čia tas Tomas, kuris skambina prieš porą minučių, taip? Taip. Nu, tai sakykite, dabar normaliai girdisi, netrūkčia jūsų balsas. Nu, tai pasakokit, kas tenais pas jūs yra. Kur? Nu, praeitą kartą, kai aš skambinau, tai dėl ko aš skambinau? Dėl samosų. Kaip? Gerai, kas jūs toks, iš kur skambinat, čia jau dabar skambutis po skambučio. Per 15 minučių milijonai skambučio atėjo, aš nesuprantu, su kuo aš ką šneku. Gerai, prisistatykit, prašom, ir sakykit, ko jūs norit. Gerai, čia Giedrius man davė jūsų telefono numerį toksai Kestas. Ir jis man davė, nesakė, kad pas jūs galima kreiptis dėl psichologinės pagalbos. Tai aš norėjau dėl to ir užsirašyti. Pas mane dėl psichologinės pagalbos? Jis sakė, kad būtent pas jūs būna tenais pagelbėje. O kas toksai sakė? Kestas. O kas per Kestas, neaišku. Kestas, jis Vilnietis. Pas jūs tai pas ką pas jūs? Pas manęs? Aš nežinau. Jisai sakė, kad tipo yra kažkokia tai bendruomenė, kur padeda žmonėms. Supratau. Jau dabar biškai jau pradedu suprasti. Aha. Aš nežinau, ar aš čia gal net ten pataikiau. Nu gal čia, ką aš žinau. Apie kokią bendruomenę, aš tai turiu? Aš nežinau, man jisai sakė, kad yra žmonės, kurie būna pagelbėję, jeigu kažkas tenais, žodžiu, aš ką žinau, man jisai sakė, paskambink padės, tai aš... Gerai, jeigu jau paskambinote, tai gerai. Tai dabar, o čia jums asmeniškai reikia ar kažkam tai? Jo, man. Kas ten per problemą, kas ten per psichologinės? Tiesiog, užpuolė rudeninę depresiją ir biškiai juodą juostą patekau, tai galvojau gal... Anekdotą papasakosiu. Kaip? Anekdotą papasakosiu jums. Du draugai susitinka ir sako, kaip tu gyveni, tas kitas sako... Ai, sako, kaip blogai gyvenu, juoda juosta, šakės. Pasibėdavo viens kitam, paskui praeina kažkiek tai metų, vėl jie susitinka, sako, tai kaip tu gyveni, oi, tu žinai, tada buvo pasirodo balta juosta. Bet šį kartą šiek tiek sudėtingai čia pas mane. Tai žodžiu, ką žinau, nežinau iš tiesų, kodėl skambinu, tiesiog... Dabar pradė, internetą turite, ne? Turiu. Kas šiais laikais neturi interneto? Aš. Neturit? Ne, su savim neturiu, turiu eiti kur nors ieškoti. Namie, ne? Ne, dabar taip gyvenu. Laimingas žmogus, Aš, kad galėčiau atsisakyti priklausomybės internetui? Ne, man tai kažkaip tai liūdna būna ten, bet nieko man kažkaip tai ne. Aišku, jaučiasi, kad kažką tai... Bet gyvenu normaliai. Žiūrėkit, klausykit. Dabar pradžiai, rusiškai ten, kumėkaice kažką tai skaito. Skaityt sunkiai, bet kažką tai, suprantu. Kiek metų? 26. Jasne. Mažai? Daug? Tokie būna, nors mano vaikui tai 22, jisai tai šitą gerai rusų kalbą, bet matyt skaito irgi turbūt prastai, neišsiduoda man, aš tai tokį padariau praliotą, neprakontroliavau vaiko mokykloje, ką jisai moka, ko nemoka. Žodžiu, yra pradžia dėl, kad panaršinėti ir kažką tai įdomaus susipažinti, tai Torsunov lietuviškai galima parašyti per Google ir išmesim. Aha, o kas jis toks? Torsunovas, ten ir pažiūrėti. Tai labai žymi visam pasaulio asmenybė. O ką jis veikia? Jisai padeda žmonėm, paskaitų daug skaito ir žmonės labai įgyrė. Ten filmų visokių yra, visokiom temom. Jeigu rusiškai ten, sakau jums kol kas pradžią informaciją, Torsunov lietuviškai galite parašyti išmesti. Ten galėsite ten tų filmų ir visko ten kažką tai.
Paskui kitas paskutinis topas pasaulyje yra, tai lietuviškai rašote psichologija 3000. 3000. 3000, psichologija 3000. Metai ar čia? 3000. Trečio arba, taip juos galima rasti internete. O čia metai ar kas čia 3000? Jo, taip jie vadina save 3 tūkstantmečio psichologija. Jie įrodinėja, kad šitų dabartinė psichologija... Ne per anksti biški 3 tūkstantmečio psichologija? Tai jūs vais ir aiškinkitės. Supratau. Tai vat ir jie tenai aš buvau ten šito Olego Gadeckio pavasarį seminarė, netyčia papuoliau pasidomėti, ką jie tenai žino. Ir žodžiu, labai ten įdomu buvo, jie ten sako, kad, bet ir psichologija yra mūsų dabar patyrusi krizę. Tai va ten labai įdomu. Tai va tenai psichologija. Ir tai pradžiai, tai va šitą, kad jums nebūtų liūdna šiandien arba rytoj. Tai jau vėlu, jau nežinau. Kas nutiko? O amžinoji šviesa kur yra? Kokia amžinoji šviesa? Apie kurią jūs šviesą? Apie brahmačiotį kalbat? Taip. Jinai visada yra brahmačiotį, tai visur visada šviečia. Tai va, žodžiu, va šitos dalykas, bet čia rusų kalboj. Tai va, rimčiau pakalbėti, tai čia ne telefono kalba, reikia tada susitikti. Tai va, jūs nuspręskit, kada jūs turit laiko. Žinot ką, aš tada pasiskaitysiu apie tuos 3, Du šituos dalykus. 3000. Tenai, jeigu ką nors pradžiai, sakau kažką tai. O paskui, tada, dabar tai, ne laikas, dabar jau miegot reikia eiti. Tai taip. Tik keltis, reikia meditacijos, mantros ir taip toliau, praustis po šaltus. Ai, tai čia taip. Tai taip, reikia praustis visar, kiek kartų į dieną prausėtės po dušu? Pastaruoju metu ne kažką, žinokit. Tai va, anksti ryte kelitės kiek įmanoma, į darbą einat? Ar į mokslus kažkur tai keliaunat? Va dabar kaip tik jau ir nebereikia į darbą. Visiems reikia anksčiau keltis, eiti po dušu, karšta, šalta, šilta, šalta. O tai čia tai čia kaip? Čia meditacijos, tai ką čia man Kestas davė? Nežinau. Tai čia pas jūs kažkusai tai... Pas mus aš tai užsiemu bhakti jogą, mėginu užsimti. Čia religija kažkokia? Kas tai yra religija pagal jūs? Tada kai... Klausiu dėl to, kad žmonės skirtingai žodžius kai kada interpretuoja. Vienam saldainis yra čiupa-čiupsas, o kitam saldainis yra, pavyzdžiui, karakumai. Supratau. Gerai, klausykite, tai aš pasiskaitysiu, rytoj nusiprausiu po dušu ir tada gal dar paskambinsiu. Gerai? Okay. Gerai, sėkmės. Sėkmės. Ačiū. Jėzus, kai neįdomi moteris. Einam, muzikos paklausytoją grįžti. Žodžiu, draugai, to jau aš pasitaisysiu, bet žiauriai kažkaip tai užsiparinau, žinok, aš su juo šnekėdamas. Man kažkaip, matai, čia su sektantais. Oi, tai Jėzus, tai yra su gerai žmonėm kalbant, man visą laiką.